Aš noriu pasidalinti vėl šiek tiek džiaugsmo serotonino hormonų su jumis visais ir pasakyti, kas jį gamina natūraliai ir kad ir tu galėtum jo pasigaminti. Tiek pati save prajuokinu, net nežinau kodėl, dabar taip labai juokinga, nes visą vakar turbūt dieną ir pusę ryto dėjavau, kad nustosiu dovanoti viską, ką turiu gražiausia, nors mano visa esybė yra apie dovanojimą ir tiesiog nesugebu aš kitaip. Man jau per kepurę visi duoda, per pasakymus, koks keistas, per kepurę. Nėra net tos kepurės, bet, žodžiu, kai pakrenta mano būsena šešėlis, aš tada, gal nuliūstu, mes žmonės nuliūsta būnam, gal turim lūkesčių, bet turėtume jų turėti, ne lūkesčių, gal tiesiog turim, svajonių kažkokių ar norų kažkokių ir jie ne taip susiklosto, nes normalu, kad gyvenimo nepastumsi, gyvenimas yra gyvenimas. Ir tada atsitinka būsenos, kur tampi piktas ir tada viskas blogai. Tada sugalvoju, kad gyveni visai kažkaip nesąmoningai ir iš viso blogai. Tai tada pradedi pykti ant savęs. Aš pradedu pykti ant savęs, kad ant kitų nelabai, bet ant savęs, kad darau kažkokias nesąmonės gyvenime. Ir per daug, nors nieko aš nedovanoju, bet tiesiog, kad darau kiekvieną dieną, tai be galo daug mokausi, be galo daug skaitau. Aš, kaip sakė viena kolegė, ateina į darbą, sako, kol mes miegam, eina 5 dalykus, tiksliau 5 naujas sferas išmoko. Tai taip, aš atsikeliu 5 ir man ten tiek daug visko lenda į tą galvą, tiksliau ne minčių net, o tokios srautai informacijos susijunginėja taškai. Tikrai kažkas vyksta su to galva. Ir aš po to tiesiog dalinuosi, kas gali priimti informaciją. Ir iš tikrųjų ne viskuo, ten kažkiek tai dalinuosi, ar ten Facebook'e sako, kad tu susikur kanalą, nuimti tos pinigus, nes vargsti. Ir kas tau sugalvo negerai. O man išeina. Gerai, kad neverkiu, nes dažnai tai verkiu būna. O man išeina. Ir čia kažkaip dabar įrašinėjau žinutę vienai draugiai. Draugiai. Bendramintiai. Ir čia pasidėjau savo tas genų raktų sekas, pačios savo, rengiu aš tokias sekas ir iš tikrųjų, jos jau kiek aš metų su jumis, bet čia lobis ir aišku, kad viskas taip išsitrina, tu taip viską supratai ir tu žiūrėk, kad jau vėl viską pamiršai. Tai, bet labai gerai turėti atsispausdinus, nes tada taip prieš akis pasidedi, aš vėl įsitraukiau ir taip prieš akis lapas. Mano pagrindinis yra mano tikslas, kas mane giliai išpildo, būtent tikslas materijoje, ką aš privalau daryti, kad būčiau sveika ir spindinti. Tai esu čia tam, kad nubrėžčiau kelią į naujas sferas ir veiklos sritis. Tuo dar įsikrūs telefonas neleis. Visų pirma, jūsų tikslas yra mylėti kiekvieną savo gyvenimo žingsnį, o ne įsitraukti į lūkesčius, ką gyvenimas jums gali pasiūlyti. Jūsų pomėgis tyrinėti ir galimybę rizikuoti, sekti savo širdimi, turi 2 tikslus. Aš tikrai žinokit. Jeigu man sako širdis, aš tiesiog va dabar, o man jinai sako kelis dalykus ir net labai smarkiai. Aš tiesiog galiu atsistoti, sakau, man nieko nereikia. Aš tiesiog atsistoju ir aš einu palei savo širdį. Nesvarbu, kas tai bebūtų ir kur tai bebūtų, aš tiesiog jaučiu.
ir turi du tikslus - suteikti jums džiaugsmo ir supurtyti kitus žmonės, įstrigusius besikartojančių aukų modeliuose. Jūs esate gyvas įrodymas, kad svajonių vykdymas duoda didžiausią pelną ir kad besąlygiškai mylint kitus atsiperka 1000 kartų daugiau. Jūs esate čia, kad eitumėte ten, kur kiti bijo žengti bent vieną žingsnį. Ta akimirka, kai atsikratote kaltinimo, esate besąlygiškos meilės būsenoje. Ir tai yra būsena, kuri įkvepia ir kviečia stebuklams ateiti. Ir kitas dalykas, ne tai atsiverčiu, iš tikrųjų, čia nežinau, tai paskaičiau, čia mano toks kelias, bet jisai man labai patinka. Ir jisai, o Dieve, ir svarbiausia, kad taip retai būna, kada tu taip aiškiai jauti savo širdį, kada tu aiškiai jauti, jinai tiesiog rėkia. Ir tai taip beprotiška, bet tai veda į tikrai atrodo širdies stebuklus. Ir be lūkesčių, be kažko, kad ir kas tai bebūtų, tu žinai, nes širdis niekada nemeluoja. Jinai niekada nemeluoja, tu ją tiesiog jauti. Ir čia toksai yra 35 geno raktas, jisai kalba apie stebuklus ir kirmangraužas, kuris yra, kas nagrinėja geno raktus, bet turbūt nedaugas. Ir vidinė erdvė ir dovanų dažnį noriu paskaityti šitą žinutę, dėl ko aš čia dabar įrašinėjau ir dėl ko aš čia juokiuosi tiek daug, nes draugė pažįstamai šitą žinutę, voice perskaičiau šitą žinutę. Vidinė erdvė yra paskutinė riba. Tai šis geno raktas, ši vieta yra vienintelė vieta žmogaus DNR, kur galima pasirinkti, kaip kuriama yra tikrovė. Tyra, besąlyginė meilė gali panaikinti visus kosmoso dėsnius. Čia yra laisva valia. Ir dėl šios priežasties tai yra anomalija, suteikianti mums absoliučią pasirinkimo laisvę. Čia yra, nuotykiai tai alcheminės kūrybos procesas mūsų kūne. Kai ką nors dovanojate besąlygiškai, skatinate serotonino įsiskyrimą savo organizme. Jūs jaučiatės laimingi, taip pat patenkate į pasitikėjimo ir harmoniją su visata būsena. Tik čia galite imtis sąmoningų veiksmų, kad padidintumėt savo dažnį. Tiesiog reikia besąlygiškai dovanoti. Serotoninas auga, nereikia jo vartoti. Tiesiog, o kada mes besąlygiškai dovanojam, visata grąžina visada 1000 kartų daugiau. Nes tai vyksta iš širdies. Kad ir ką mes darom iš širdies, žinok tai neįmanoma, kad negrįžtų atgal. Nes meilė, jinai tiesiog daro stebuklus. Kaip galima iš to nesijaukti. Ir lengviausias būdas pakeisti savo gyvenimą į gerąją pusę, išgirsk tai, suteikti besąlyginę meilę kuo daugiau savo gyvenimo sričių. Pažanga gali būti padaryta, jei esate pasirengę žengti didelį šuolį ir rizikuoti viskuo dėl meilės. Meilė tavo širdies kelias. Tai nesibaigiančių nuotykių viduje kelias. Vienintelė vieta, kur žmogus gali sąmoningai ką nors padaryti, kad padidintų savo dažnį,
yra meilės nuotykiai ir katalizuojamas genetinis savo vystymosi pagreitis. Ir tie nuotykiai, jie neturi būti su skirtingais žmonėmis, kaip čia galėtų tai nuskambėti. Tai gali būti nuolatinis, nesibaigiantis meilės nuotykis su tave supančiais žmonėmis, su tave supančiais augalais, gyvūnais. Visa augmenija, kūrinyje ir visko aplinkui. Tiesiog besąlygiškai pamilti viską ir dovanoti, ką turi gražiausia, iš širdies. Ir kada širdis sako, kad ir kas tai bebūtų, kad ir ką tau tai reikštų, leiskis. Nes už to slypi tikrai stebuklai. Kad ir kaip tai būtų beprotiška, kad ir kas tai bebūtų. Širdis, kada tu jauti iš čia, jinai tiesiog, kada tu taip džiaugiesi, kada tu tiek seilės, meilės hormonų, tai yra džiaugsmo hormonų, serotoninų iš tavo širdies, iš tavo kūno plūsta, kada tu nežinai, ką daryti, tiesiog nežinai, nes tu tiesiog jauti, ne emocijas, o tu jauti iš širdies. Tada tai yra tavo kelias, tavo misija, tavo širdis, tavo aukštesnė sąmonė tave budina, žadina eiti palei tai, palei tą šauksmą ir juo pasitikėti. Kad ir kaip neaišku, kad ir kaip atrodo bauginančiai, bet už to slypi. Gali būti, kad sudėtingas kelias, gali būti, kad labai sudėtingas kelias, bet tai yra širdies kelias. O širdis niekada nemeluoja. Juk tai tavo širdis. Tai va, tiek iš manęs juoko, džiaugsmo ir aš labai tikiuosi, kad paklausant to, drauge su manimi, man kažkiek juokeisim. Ir pasigaminai serotonino. Daug. Ir dabar dalinsies tą besąlyginę meilę su kitais.